Labas, čia Gediminas Grinevičius, verslo treneris, kaip laikaisi. Ir šiandien noriu su tavimi pakalbėti apie tai, kaip atsakyti prieštaravimą, kodėl tavo produktai tokie brangus, ar tavo produktas toks brangus. Jeigu gauni šitą prieštaravimą kartais iš klientų, iš potencialių klientų, arba net iš potencialių komandos narių, manau, kad tau šitas atsakymas bus naudingas ir galėsi jį panaudoti kiekvieną kartą, kai gauni šitą prieštaravimą ir dažnai būtent šis atsakymas neutralizuos tą prieštaravimą. Tad jeigu žiūri šio video įrašą, padaryk man paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus, jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau labai dėkingas, jeigu parašytum naujas arba naujai į komentarus ir žinoma, jeigu gausi šio video naudos arba manai kažkam kitam šis video galėtų būti naudingas, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Arba gali tiesiog užtaginti, pažymėti savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų šį video. Taigi, ar kada nors esi gavusi arba gavęs prieštaravimą, kodėl tavo produktas toks brangus, arba kodėl tai brangu, arba kodėl tie produktai tokie brangus, ar panašiai, parduotuvėje ten pigiau, ar ten vaistiniai pigiau, ar dar kažkur pigiau, kodėl pas tave tai brangu. Taip? Ir kadangi tinklinio marketingo kompanijose mes parduodame produktą dažnai, kuris veikia geriau negu tie produktai, kurie parduodami parduotuvėse ar panašiai, dažnai tas produktas ir bus brangesnis. Taip, dėl to ir turėtum atsakyti tokiu būdu. Turėtum atsakyti, žinai, mūsų kompanija galėjo padaryti tą produktą pigiau, galėjo padaryti tą produktą pigesnį, bet mūsų kompanija nusprendė, kad geriau padaryti produktą, kuris veikia ir duoda rezultatą, negu padaryti pigų produktą, kuris neveikia ir neduoda rezultato. Tie produktai, apie kuriuos tu paminėjai, kuriuos tu galbūt šiuo metu perki iš vaistinės ar šiuo metu perki iš parduotuvės, kokius rezultatus jie tau duoda? Ar tu patenkinta rezultatais, kuriuos tie produktai duoda? Ar tu gauni tokį rezultatą, kokio norėtum? Ar ne visai? Nes dažniausiai, kai žmogus pas tave ateina su poreikiu tavo produktui, tai tas žmogus jau yra išbandęs tos pigesnius produktus ir negavęs norimo rezultato. Taip? Tas žmogus jau bandė tos papildus iš vaistinės ir nieko nebuvo, taip, nepajuto jokio pokyčio. Tas žmogus jau bandė tą šampūną iš parduotuvės, jau bandė tą dušo želę iš parduotuvės ar bandė tą produktą iš parduotuvės ir negavo tokio rezultato, kokio norėtų. Dėl to jis dažniausiai ir ateina pas tave, nes jis vis dar turi tą problemą, kurios negali išsispręsti, taip? Dėl to visą laiką atsakyk, žiūrėk, kas tau svarbiau? Ar sutaupyti kelis eurus, ar gauti norimą rezultatą? Manau, kad tu labiau norėtum gauti gerą rezultatą ir sulieknėti, susitvarkyti odą, susitvarkyti plaukus ar panašiai, nei sutaupyti kelis eurus, bet vis tiek negauti norimo rezultato. Ir kai mes tokiu būdu atsakom, tada tai logiška ir žmogus tada supranta, žinai ką, taip. Tai prasme, tu negali gauti ir aukščiausios kokybės, ir žemiausios kainos. Dažniausiai tu gausi vieną arba kitą, taip. Tai tu renkiesi ar pirkti papigiai, taip, bet galbūt produktas nebus pats geriausias, taip, ir kartais, kai sako, kaip ten kitas posakis, kad skupas moka kelis kartus, taip, dėl to, kad dažnai perkam pigesnį produktą, jisai netaip gerai veikia, neduoda tokio gero rezultato, galbūt netaip ilgai jo užtenka, jeigu nusiperkam brangesnį daiktą, dažniausiai jisai kokybiškesnis, ilgiau laiko arba duoda geresnį rezultatą, taip, tad ir paaiškink žmogui tokiu būdu. Ir tada to žmogaus sprendimas, ar vis tiek ieškoti kuo pigiau, ar geriau įsigyti produktą, kuris realiai duos rezultatą, taip. Tai va, toks paprastas atsakymas šitam prieštaravimui, bet jis labai efektyvus ir labai veikia. Aš jį visą laiką panaudoju, kai kažkas paklausia, kodėl tai brangu, ar kodėl nėra pigiau ar panašiai. Taip? Tai va, tikiuosi, kad buvo naudinga, jeigu buvo naudinga, pasidalink šio video ir taip pat kviečiu tave į patyriminę stovyklą Retritą Šiaurės Kipre. Nežinau, ar girdėjai, bet gegužės pabaigoje, birželio pradžioje mes su Rita organizuojame patyriminę stovyklą Šiaurės Kipre, kur mes esame įsigiję apartamentus, tai yra viena mūsų mėgstamiausių vietų pasaulyje ir tenai būtent bus visos savaitės stovykla, kur kartu su mumis praleisite visą savaitę mokydamisi, augdami, atrasdami save, dalyvaudami asmeninėse diskusijose, grupinėse diskusijose, meditacijose, praktikose ir tuo pačiu keliausime po visą Kipro salą. Reiškia, tos pamokos nevyks kažkokioj salėje be langų, o viena pamoka vyks pilyje, kita pamoka vyks paplūdimyje, kita pamoka senovės mieste, kita pamoka mieste Vaiduoklėje ir panašiai. Reiškia, tokiu būdu tu turėsi
patirtį ir turėsi būtent saviugdos asmeninio tobulėjimo kelionę. Jeigu tau aktualus saviugdos asmeninis tobulėjimas, jeigu tu investuoji į save, jeigu tu nori augti ir tobulėti ir galbūt nori, kaip sakant, padidinti savo sąmoningumo lygį, tapti laisvai mąstančių žmogumi, tada labai labai tave kviečiame būtent į šitą patyriminę stovyklą, šitą retritą. Liko šiek tiek daugiau negu 4 mėnesiai, dėl to dabar jau laikas pradėti mąstyti, dėl to, kad dabar gali įsigyti bilietus lėktuvo pigiau, viešbutį rezervuoti žemesnę kainą, tai jeigu tave domina, spustelk nuorodo šio video prašymę, ten rasi visą informaciją ir jeigu iškils kažkokių klausimų ar panašiai, gali asmeniškai man parašyti, su malonumu viską atsakysiu ir padėsiu tau viską susirezervuoti, kad galėtum atvykti ir sudalyvauti šioje patyriminėje stovykloje kartu su mumis šiais metais šiaurinėme Kipre. Geros dienos ir iki greito. Čiau, čiau. Viso. Iki.